Australas banglentininkas ar Insane Lukas? Gal su šituo, ne? Bus be nieko ir vaisių pilna, ir žuvų. Tai dabar yra 11:30 nakties. Ir išleidom 194 eurus, tai vėliau namie pasidalinsim, kas čia yra. Uoste negalima filmuoti. Rimtai? Nežinau, dabar tik pagalvojau. Galima. Sveiki, Kur skrendate? Habibi, come to Dubai. Gerai pasakiau? Gerai. Jo, tai susitiksime Dubajui. Dabar esam Lietuvos Vilniaus oro uoste. Ir vėl imam jūs kartu į kelionę. Tai šį kartą Dubajus bus labiau darbo kelionė, tai reiškia varom į papildų parodą. Tai Insane Fits plėtra prasidės užsienyje. Dar nežinau tiksliai kur, darom analizę rinkos. Bet tikslas yra į Dubajų taip pat išeiti ir dabar varom ten su distributoriais pakalbėti, kontaktų parinkti. Ir nesuvažiuoja iš visos Europos ir Amerikos taip pat į tą parodą. Tai žodžiu, gamintojų naujų ir analizę pasižiūrėti kaip kas. Prie to pačio pasportuoti, džimus nuvaryti, daug tenais pro bodybuilderių yra, fitness atletų. Tai tikslas yra dar collaborationus su jais padaryti, susitikti. Esu suderinęs kaip ir su dviejais jau. Tai realiai daug sporto šį kartą, ne taip kaip Meksikoje. Ir manau, turėtų būti irgi smagu, ne? Kaip tu manai? Taip, Dubajaus šokolado ragausi? Jo, ir dar Paulina nori daryti 10 000 kalorijų challenge, tai galbūt iš šitos visos kelionės gal Tai bus... reiškia, tai aš noriu, o tu nenori? Gerai, aš irgi noriu. Nes esmė, kad jau viskas, dabar yra lapkričio. Spalis dar. Spalio 22. Pagal viskas šiandien dietos jau pradedu oficialiai nuo gruodžio 7 pagal planą, kaip pasidėliau. Bet jau pradėti noriu įdinėti jau kaip lapkričio vidury. Tai iš tikrųjų čia viskas, Dubajus ir... Paskutiniai pavalgymai? Taip, dieta, varžybų pasiruošimas. Čia iš mano. Kadangi Paulinai įtraukia raumenis, skauda galva, trūksta skysčių, tai išplaksime jai Insane Fits Hydration, elektrolitų mineralų komplektas. Ir iš karto man padės? Taip. Jau nieko nedraus, galvos neskaudės. Aš manau, turėtų ir taip pasijaus greitai. Graudu supilti. Gal dar kažką daugiau užmaišys. Vafliai iš 20 kiaušinių. Nes išvažiuojam vis tiek ilgam į Dubajų, tai reikia visus kiaušinius naudoti. Tai iš 20 kiaušinių čempiono vafliai. Bet čia tik šitoj dėžutėj, ne? O kita... Ne, dar viena dėžutė. Ir ten irgi iš 20, ar ne? Taip, dėžus aš padarėm iš 40 kiaušinių vaflių. Tai yra dar viena tokia pati dėžutė ten. Taip lengvai. O skanus gavosi? Jo. O tai Lukai, kur ten tas receptas? Visi laukia, žadi nufilmuot. Ar čia labai sudėtinga juos pasigaminti? Tada po šitiek metų jau, man atrodo, nusinešiu į kapus šitą receptą, žinai, legendą. Nors realiai kiek gal ten 4 ingredientai, sublendinį iškepai ir visio. Soriukas, atskleidžiau tavo paslaptį. Reikia važiuoti su metro, atsiimti lagaminų. Wow. Yeah, you want is good. This baby is 500. Turim vairuotoją, išnuomavom kartu su mašina. Na, jeigu rimtai, tai paprašė jisai pavažiuoti su mašina, nes į tą pačią pusę tas, kuris mums pristatė mašiną. Tai žodžiu, taip, varom, dabar yra, man atrodo, 9, mūsų check-inas yra nuo 3 valandos. Ir planas yra, dabar važiuojam iki mūsų apartamentų ir tikriausiai nuo ten pajudėsim kažkur pavalgyti. Ir tikėkimės, gal anksčiau mus priims į namus. Tai jaučiamės dead po skrydžio. Ir plius aš dar pirmą kartą su Paulina, iš tikrųjų,
Dubajų. Ne, Paulina buvus, bet tik vieną parą. Štai niekada. Kažkoks rūkas atrodo, ne? Jo. Pirmai ten, kur važiavom, tai buvo žydras, gražus dangus. Telpė? Jo burgerių negalėsi valgyti. Jo, bus proga numes orą. Kur važiuoji? Važiuojam į molą ieškot valgyti. Nes šiaip, jo, norim pusryčio valgyti, tai planas pavalgom, po molą pasivaikštam, galbūt maistą užsiperkam ir varom į apartamentus. Gerai, pasistatėm automobilį, parkingą, varysim į molą, ieškoti pavalgyti, dar prastum kelias valandas ir viešbutį, tiksliau apartamentus pamiegoti. Bet jo, atvažiavom kiek minučių, pasistatė mašiną ir iškart jau prisistatė žmogus, siūlo ją nuplauti. Tai visai įdomiai. Gerai, greit pasiėmiau vrapą kažkokį ir wow. Tada rašau, kad atsebiškai dasikraut. Varysim tada šopintis ir tada pagaliau čekinas į apartamentus bus. Galbūt tada džimą, bet nemanau. Oi, tikrai ne. Rytoj. Gerai, skanaus. Kiaušia virtė. Nu. Jie tik ką pavalgė ir ką dabar veikia. Ieško maisto toliau. Ne, kiek. Viską, pilna šiandien. Einam pažiūrėti ten toliau, pažiūrėti tokius didelis smėlis, ar kas? Indija. Man žiauriai gerai atrodo. Lobsterai. Kiek šių žuvų. Nėra kaip pas mus 2 ar 3 rūšis. Kosmosas. Kingfish. Žiūrėk, netgi šalys. Vėliavos sudėtos. Kiek važiuoja toksai. Ten 4. Ten toliau žiūrėjau Braziliją, tai. Bet nepasakyčiau, kad kainos kosminės. 33. Biscuit right here. Ah, it's okay. Wow. Kosmosas. Baby mango. Leliukas. To prasme, kiek rūšių. Kosmosas. Ką nupirksi? Va ten. Va ten. Very nice. Maikė? Jo. Žinau, kad smėdžius prakitavimas tėvė. Nemaniau, kad Armanis turi savo kavinę. Nu. Nu, einam apartamentų ieškot. Gerai, pasirodo, galvojau, kad paėmiau tikrai ne pirmam aukšte, bet paėmiau vis dėlto pirmam aukšte apartamentus. Bet tai žiūrėk, čia tipo G, tai čia ground floor, gal vis tik vieną viršų turim, ne? Jeigu mūsų 1-3 Ne.
negaliu žiūrėti. Štriko nemačius. Duris svagina. Tai gal čia šitai? Nesuk. Kur suk? Kaip? Kanalas. Aš žinau. Jokai, ne? Toks mini butukas, bet visai cute. Okay, vaizdas balkonė. Gal dar visą, gal sudėjau, ne? Gerai, vykstam mes jau parodą, labai excited, labai smagu iš tikrųjų. Bus pamatyti, pasižiūrėti, kokios superstarė atvarėsi, įdomus mačiau bus, ten spėjai, bet eilė spėjai bus kosminė. Tai planas dabar vis tiek šiandien yra penktadienis, tai penktadienis, kiek domėjausi, yra mažiausiai žmonių. Tai planas dabar būtų su distributoriais, su gamintojais, pas kurios papildus darom, susitikti, pašnekėti, apsitarti, vis tiek tas gyvas susitikimas yra visai kitoks, tas kontaktas užmėgstas ir tada pasižiūrėsim, kas gali. Iš tikrųjų nežinau, ko tikėtis, aš pats į FIBA buvau prieš kelis metus. Yeah, buddy. I went, baby. And you look good. Matyti juos YouTube ir matyti gyvai ir tiesiog šalia savęs tai yra neapsakomas jausmas. Labai active. Ten ar ten? Oh my god, Chris Bumstead feel hit, big ramen. Crazy, ne? Žiauriai. Labai wow atrodo. Samba. Galėsim tą kelį nusipirkti. Jo. Thank you, Panata. Cool. Nes kartus. Ties šitas plikas. Ko dieve. Sakė, kad Olimpiją laimėjęs kažkiek sykų. Aš nepažįstu. Neištisau. Nu, aš išsigandau, nu. Aš galiu prieiti. Jo galvoju, man tarkai, žinai, nepažįstu, tai atrodo, galiu paprašyti. Nu, tai kur dingo tavo Olimpija? Mane širdis baga. Crazy. Jis nusiėmęs. Tau reikia prieiti ne tai, kad tu gali su juos... Patė. Oxy Life. Crazy, o kas čia? Kokio dar čia skoniai? Visi realiai arabai, eilė aš vienintelis baltonis. Ne?
Gerai, net biškai irgi jaudinas, taip nejauku atrodo. O, taip nesinori trukdyti atrodo. Ne, šitas laukia, šitas nori. Su tavim Ne tai kaip nusifotkint. Philhidas, ten apsauga jau. Bet galvoju, kiek pasien rankos bakterijų. O šiaip, tu matai, tiek žmonių sveikinasi. Tiek pat, kiek ir G-Man Hunterių. Ne, šiaip ne tik, kad pas visus, kurie per Tiek Expo net yra. ant papo pasirašinėja. Aš tai neturiu ko duoti. Papa nuoga. All right, another spin the wheel. Oh! Jau 3 minutės kalbam, mums nusibodo laukti daug. Toks nepastebėtas tiesiog. Slight changes. 15, good job. There's your free snack. Dar selfinas. Lukai, išės tam selfinas. Reikia šaibą simti kažkai. Atmušim, ką žinai, bilietus. Tu žvaigždė, Lukai. Direktoriai pastavė to eilėje, būčiau, žinai, kaip stojam čia davai. Tavas mums net to stendo nereikia. Sudaužiam. Na? Aš sudaužiu. Cheers. Aš jos ten nežinau. Aš nežinau jo. Kaip tai nežinau? Aš žinau vietą, yra. Ai, gerai. Aš nes menelius jau gerai matosi. O gerai. Su šitą? Ja. O dieve, na? Kurio nori? Mačios. Palauk, aš tuščią turiu. Irgai? Ir skanu. Žiauriai keistas, ane? Ne, maža lėvai. A? Neskanus? Žinau. Toks prasme pažiūrėjau, kaip keisti. Atrodo, kad čia tešla. Man visai viskas buvo. Man įdomus. Ne. Čia ne ledai. Čia košė kažkokia. Try this too. Have you ever tried the creatine? Palas vadu. Dažniausiai irgi gerai, žinai, tokia idėja. Tu visą įsidėjai, beprotį. Gal aš norėjau paragauti šokoladų? Sit! Okay, we start. Down, 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 sit down, down.
funny. I competed in the Lithuania many years ago with Edmundas Dubaras. Yes. He is my great friend. His long time is WFF. Yeah, I compete for over there, and also I'm the vice president for the WFF Edmundas in the Asia. It's a long time ago. Ką čia turime? Pepo. Ojej. Tuna steak. Čia jaučiuosi motyvuotas. Good. Mes tu vieną šukutį tik paėmė, jo? Nu taip. Viena dėžutė, viena šukutė. O, šis geras. Labai siaurą parduotuvę. Tilpsi? Žiauru. Perku lašišą. Ir lašišą. C4. Čia mano vakarienė. Cool. Dabar matėsi, kad numečiau kažką dėmės. O taip, pusrytukai. Čia aišku mano porcija. Su ryžiais, Paulinos ir dar vaisiukų. Antroji diena. Tai šiandien pagal visas veiksmas yra šeštadienis. Iškart jaučiasi daugiau žmonių. Tada bus, man atrodo, Bamstedas šiandien. Rainteris mačiau yra. Kai Grinas yra. Tada ir nemačiau. Tai va, su jais norėčiau pasimatyti, pasilabinti su senais draugais. Ne, jeigu tai jo būtų smagus pamatyti. O dar šiandien irgi turim kelis kontaktus pašnekėti. Dėl protein barų galbūt eina pokalbiai, galbūt dėl skardinių. Irgi būtų įdomu kažką paleisti. Taip pat, tai tokio šiandien esmė, kad daug distributorių susirinka ir bus tokia kaip networkingo laiko tarpas per 2 valandas, kad ten visi kažkaip susitinka, gali šnekėtis. Žodžiu, gerai. Dabar čia yra Sibamas ten sėdi. Paulina kaba. Kabi tokie. Bandysim laimėti Animal Peko maikutę. Gerai. At the Dubai Muscle Tour 2025. Hold on. All right. Just want to make sure I do something. Sekime saugos viršus ir tuoj kilsim. Akina, nieko nematau. Užsimerk.
atrodo fainai, atrodo aukšta rūbinė, toks įdomesnis dizainas. Tai čia vadinasi Warehouse Gym. Tai Warehouse Gym, lokacijų gal 15-17 daug. Tiesiog negaliu pasakyti, bet tikrai virš 15. Tai vienkartinis 5 eurų, savaitė 100, kiek 10? Kažkas to. Tai kainos visai didelės atrodo. Tai varysim paskui blynus, aišku, išbandyti. Ten irgi vienkartinis 5 eurų. Tai įdomiai, išbandysim va čia pačioje, bet matot irgi va salė. Tai va čia baras kažkoks yra. Kiek kojams treniruoklių. Tada čia viskas viršui, krūtiniai pečiam. Tosai. Vėl po parodos, varom pasportuoti, atvarom vėl į Warehouse Gym, kaip vakar buvom, dabar vis kita lokacija. Tai štai atrodo čia. Super, man einam. Ar jausys jau nenori, jau dzinate džymas, tik apsimyžęs vaikščioju. Dabar kiekvienam džyme, matot, yra vėl maisto, gali nusipirkti ten grilintos, sveikos vištienos, ten ką tik nori, ryžiai ir taip toliau. Žodžiu, tai va, tai jisai jau štai visą salę yra suderinęs, tai atėjom, praleidimus nemokamai. Visai cool. Žodžiu, einus į labai noriu. Kom ir pažiūrėk, čia kaip kieta. Nu, šitas kietesnis negu vakarą, ne? Tai geriau atrodo. Mano outfitus, su kuriuo geriau atrodo. Anatolio. Ar australas banglentininkas, ar Insane Lukas? Gal su šituo, ne? Bet nežinau, toks biškį gal žiauriai apsitempę, šiaip jie nesusitraukė. Arba aš padidėjau. Nu jo, arba jo. Dar sporto salėje. Ir salėje užsisakėm grill muštieną, kiaušiniai, ryžiai. O Paulinai tu atneš grillintą irgi lašišą. Greitinės kardijo, elektrolitai. Ir kas faina, kad ten džymo durys ten. Žmona padarė nuostabius pusryčius, tai neužteko kiaušinių, pasidarėm krevečių su kiaušiniais, ryžiai, vaisiai. Ir nusprendėm šiandien laisvesnę dieną pasidaryti, nes po parodų visų pavargom, tai tiesą pasakius tik pasideginom, pamiegom, pavalgėm ir dabar atvykom, automobilį pastatėm į miestą, atvarėm iki Blue Waters Island. Tai draugas rekomendavo, kuris čia gyvena.
Tai įdomu pasižiūrėti, kas čia gero, nes paklausiu, kur čia geriau pasivaikščiot, pavalgyti. Į centrą su nelabai norisi, tai varom čia. Wow. Singapūre. No. Sneakerių loveriam. Oh yeah. Pažiūrėk, kiek tam grožio yra. Papročiam, kurie perka kėdus ir jų nenešioja kaip Lukas. Jo. Nu, aš nekaltas, kam man patinka. Aš nežinau, kiek namie porų yra, kur nenešios, bet čia jau liga yra. Jo, dar van Chrom Hartų maikės. Einam pažiūrėti. Nu, dar tašių. Paulina užsakė nori šitos. Jo. Bobikui parveš draugą. Eis. Mes susiradom pavalgį. Labai, sačiau, fainai. Grilinta vištiena, avokadas, ryžiai, mangas ir papelės ir Paulina krevetės ir riešutai ir avokadas. Ką tu čia ėmei? Ryžiai dar, ne? Jo, ryžiai. Šiandien nežinau, kad tu sumokėjai, nes viena man duoda, gal kad ašgi mokėjau. Aš tu mokėjau, tu nemokėjai. Man duoda gražą. Atsiprašau. Ir valgyt gavai ir dar pinigų pasisekė. Skanaus. Ačiū. Čia, manau, sveikai maitintis ir būti formų ir sportuoti, kai sporto klubų yra tiek daug, kad neužtektų. Aš nežinau, reikėtų kokį mėnesį laiko kiekvieną dieną po vieną sporto klubą skirtingai, gal tada pavyktų aplankyti, bet nu, čia yra tiesiog be galo daug. Yra atskiri moterų klubai, ir atskiri tik vyrų klubai, ir atskiri visiems klubai, ir tada labiau kulturistam, crossfitam, tada pilatesės, nu daug čia sportas, sakyčiau, nu labai, tas labiau netgi kūno kultas, fitnesas, nes viskas apie būt geroj formai ir geroj sveikatai, tiesiog papildų parduotuvės, maisto parduotuvės, grilintas maistas visur vietoj, tai kiekviena maisto parduotuvė tiesiog ateina apsipirkti maisto, turės skyrių, kur gali paprašyti grilintos vištienos ir lašišos arba krevečių su paprastais ryžiais ir ten gali kažką dar saldo pasiimti, bet visur gali... Jo, virti kiaušiniai. Jo, virti kiaušiniai visą laiką yra, tai tiesiog, nu, čia lyg pavyzdys, bet kokią rėmį užžiūrėtumėt ir yra tiesiog skyrius, kur gali atsisėsti ir pasimti savo sveikai paruošto, nu, čia lietuviškai gal skambės labiau kultūristinio maisto, kai čia dar vis būna žmonės, sako, aš nenoriu maitins kaip kultūristas, nu, bet tai čia esmė, kad visi taip turi valgyti, tai reikia tų baltymų, tai lašiša, ar tai tūnas, ar ten vištiena, ar mėsa žuvies, žodžiu, tai bet, gerai, vienu aš dar druskus atsineštų. Atvažiavom kūro, šitą mūsų tai eilės važiuokit, nu, tai reikia taip kiekvienoje degalinėje, žinok, kiekvienoje. Kiek stoja ir už mūsų, belin kiek ten tą mašiną. Kiek čia, 4, 5, 6 mašinos stoja. Ir tu na, atsikai, 5. Gal nieko nereikia lipti, nieks nelipa iš mašino, viską užpilinėja ir laukia, kol išpils tau kurą, sumoki ir važiuoju toliau. Kiek sumokėjai? Už pilną baką 29 eurai. Oho. Ja, užpylė, man atrodo, 5 litrų. Pigiai. O parkingas 15 eurų por man. Nu jo. Viskas supjaustytas svogūnai. Kokosas, svogūnai, supjaustytas česnakas, supjaustyti. Žinės garlic supjaustytas. Žuvies ir čia matot yra cielo žuvis. Taip, pilna rūšių. Ir gali paprašyti ir čia jos išdoroja. Tiesiog visas apvalo, paruošia gaminimui, kas atrodo labai faina. Nem. Nu
jau beveik baiginėjom apsipirkti ir kavos pasiėmėm, ir dripsnių ten becukos be nieko, ir vaisių pilna, ir žuvų. Tai dabar yra 11:30 nakties ir matot pilna žmonių realiai. Ir išleidom 194 eurus, tai vėliau namie pasidalinsim, kas čia yra. Gerai. Žmona viską sukrovė, tai taip atrodo kiek 190 eurų apsipirkimus. Tai dragon fruitai keli, mangai, granata, ten turime. Tau atsidariau stalį, tai nematau gal. Puoja morka. Grybai. Pirma grybai tiksliau. Taip. Yes. Tada kiaušiniai. Smoked salmon, krevetės. Nu čia iš praeito šiaip sykio šitada. Tunas ir krevetės. Tai čia į kainą neįeina, bet čia šitą lašišą, tada čia krevetės viena maiše išdarinėtos, tada 2 kažkokios žuvys ir ką dar pirkom. Jo, čia kažkokios iš šviežios pagautos ir tada dar tunas irgi. Ir tada čia turim šviežių daržovių, paprika. Saldžios bulvės, lepai. Avokadas. Irgi šiogurtai zero fat. Gal dar kažkoks pienas kokosų. Ar viskas? Ne viskas, tada čia dar žiūrėk. Čia. Šitą. Be cukraus. Jo, prieš treniruotę užsikrauti. Uogytės, avokadai, sausainiai, šokoladai, Dubajaus šokoladas. Ragausim. Naktį šiandien. Taip. Nu ir dar čia va biškį irgi reikia. Nu, smulkmenėlė, žodžiu. Ausis išsivalė, čia šitas ir naudoju savo. Make-upą nusivalyti. Gerai. Vėlu, žinokite, po 12 yra, kol grįžom čia, atrodo, tai Dubajuje irgi prasukė kažkokią gatvę. Kai ten, nu, greitkely. Praleidi 5 posūkius. Taip, nes Važiuoji belia kur. Nes ant 6-7 juostos vieną praleidai posūkį, tada reikia apsisukinėti kokį 15 minučių vėl grįžinėti. Gerai, valgom ir miegot. Vakarienė tunas, mangas, avokadas, svogūnai, ryžiai, dragon fruit. Ačiū. Prašom. Gerai, žiūrim Westworld, mes esame nematę. Ir nusipirkom Dubajaus šokolado, pabandysim jį suvalgyti Dubajui. Auksinė plyta. No. Plačios es. Nu palauk. Laužk. Tikiausi, kad gražiau luš ir čia taip viskas. No, čia buvo handmade ar... No. Va ten tiesiai mūsų apartamentai. Ten dar toliau džimas, ten išėjimas, o čia... Baigus kardio. Einam pavalgyti ir dabar einam pagulėti prie baseniuko. Pasiėmiau knygutę. Ir visai čia jaukiai. Va, čia taip. Visur. Varysim sportuoti, čia ryžių košė Insane Fits. Susimaišiau šitų proteinų. Palauk, dar pilnai nepilk. Čia nesavo proteiną irgi. Proteiną. Paulina. Šitą proteiną, blemba. Išdavinėjom Pauliną. Naujas vardas, proteina. Dukros vardas. Jo. Tai įsidėsime iš šito komplektą iš tie, pas mus irgi Lietuvoje yra. Tai sudės irgi labai gerai, tai faina toksai greitų anglių gauti prieš sportą. Pavalgom ir varom sportuoti. Palauk! Varom vieną geriausių kultūrizmo džimų Dubajui, Venus Gym, kur dauguma influencerių, superstarų ten sportuoja ir tas džimas yra kosminis ir vienkartinis kainuoja 5 eurų.